Kaip gera sugrįžti į jaunystę. Nors ir apgaulingas tas grįžimas, iliuzija, išblėsusių jausmų pašildymas, bet vis tiek visą dvasią supurto. Sielos drebėjimas, po kurio maža, kas belieka neužlieta lava. Pradėsiu nuo ko, kad dažnai lankausi mokykloje ir kiekvieną kartą stabteliu prie jūsų ąžuolo, kurį prieš 30 metų rugsėjo 1-osios proga pasodinome mažutį ąžuoliuką. Ir vat kiekvieną kartą stebiuosi, buvo mažas medelis, o dabar toks gražus, galingas, kokia lapija, kokios šakos. Nu, nereikia norėti, 30 metų praėjo. Prisimenu pačią 1 rugsėjo, kada vyko mokyklos atidarimas. Man įteikė simbolinį mokyklos raktą. Tada aš negalvojau, kad gali būti sunkumai, buvo šventė. Buvo labai gražių linkėjimų. Kretingos mieste pradėjo veikti nauja vidurinė mokykla. Ji buvo pati didžiausia, nes ten pirmais metais mes turėjom kažkas 1400 moksleivių ir 80 mokytojų. Ir buvo pati jauniausia visame rajone. Tas truputį neramino. Nes visgi galvodavo, na kaip čia bus, kaip mes įsiliesime į tų mokyklų tarpą, kurios jau savo veiklą skaičiuoja dešimtmečiais, sakykime, šitaip. Ypatingai buvo sunki pradžia. Vasarą dirbau aš viena. Nu, tas darbas buvo toks. Laipiojau, užsidėjusi statybinį šalmą, po pastoliais, laiptais, dėrėjausi su statybininkais. Vaizdavau, kad labai išmanau, kas tai yra cementas, kas tai yra dažai, kokios tai yra armatūros. Bet labai mažai nusitokiau, tačiau reikėjo bendrauti su statybininkais. Rugpjūčio vidury jau dirbo visa mūsų administracija. Labai šaunūs pavaduotojai, žinomi visoje Kretingoje gabūs pedagogai, Virginija Timošenkienė, Kajus Garška, Birutė Mikienė. Na ir mes jau tvarkėm visus reikalus, kaip čia mes pradėsime dirbti naujoje mokykloje. Prisimenu 1 mūsų direkcinės tarybos posėdį. Susirinkom visi 3 aukšte, kur dabar fizikos kabinetas. Baldų nebuvo, sėdėjome visi ant dėžių. Na ir skirstėme mokinius į klases, skirstėme pamokinius krūvius. Ir tada juokėmės, kad taip mus kas nors nufilmuotų.
Kodėl mes tenai susibūrėm? Todėl, kad pirmam aukšte dar dirbo statybininkai. Nes labai visai prieš pat rugsėjo 1 mokykla buvo atiduota. Mokytojai žinojo, kurie ateis dirbti rugsėjo 1 į naują mokyklą. Tai buvo pirmosios vidurinės mokyklos pedagogai ir antrosios vidurinės mokyklos. Mokiniai atėjo, įdomiai sakyčiau. Mes truputį nerimavome, ar mums pavyks surinkti reikiamą kontingentą. Pavyko, sakyčiau. 3 11 klasės atėjo su savo klasės vadovais pilnumoje neišformuotos. Tai 2 iš pirmos vidurinės, su klasės vadovais mokytoja Eugenija Milkienė, Marytė Vaitkuvienė ir viena 11 klasė iš antros vidurinės mokyklos su auklėtoja Laima Slušnienė. O kiti mokiniai buvo paskirstyti pagal mikrorajoną, o kiti atėjo savo norų. Labai daug tokių talentingų, gabių mokinių atsivedė mokytoja Lidija Vaičiulėnienė. Pirmos vidurinės mokyklos šokėjai sužinoję, kad mokytoja Vaičiulėnienė dirbs čia, visi pakilo ir perėjo mokytis pas mus. Dalis mokinių atėjo dėl to, kad sužinojo, kad šioje mokykloje mokytojaus, jiems gal patinkantis ar jų mėgstami mokytojai. Dalis mokinių atėjo gal dėl to, kad norėjo aplinką pakeisti, mokytis naujoje mokykloje. Ir taip kontingentą surinkome ir pradėjom ruoštis rugsėjo 1. Labai rūpėjo, ar spėsim paruošti klases ir kabinetus mokslo metų atidarimui. Visą rugpjūtį vežėm suolus, stalus, lentas, o mokiniai savanoriškai ateidavo į mokyklą, montuodavo suolus, inventorių, kabinetinę medžiagą visą ir nešdavosi į savo klases. Labai rūpėjo tokia problema, kaip bus su vadovėliais. Mokinius tai mums atidavė 1 ir 2 vidurinės mokyklos, o vadovėliai liko jų bibliotekose. O tai mokiniai turi iš kažko mokytis. Ir vadovėlius mums pavyko gauti tik didelių pastangų. Pavaduotojos Virginijos Timošenkos dėka rugsėjo mėnesį su vadovėliais jau problemų ir nebuvo. Dirbom labai sunkiai, tačiau labai smagiai. Visi norėjom kuo greičiau susitvarkyti, kad mokykla taptų graži, jauki, kad patiktų ir mums, ir mokiniams.